Padiena visiems. Taip, 10 valandų jau, bet gal dar palaukiam keletą, nežinau, minutę kitą gal. Palaukiam, kol prisijungs daugiau žmonių ir tada galėsim startuoti. Gerai, tai gal pabandom pradėti, ne? Tai sveiki visi. Labas rytas, esu Tadas Jankauskas iš įmonės Priment ir šiandien susirinkome pasikalbėti apie IT biudžetą, kodėl svarbu tai sudaryti. Ir pradžioje norėčiau tik tais trumpai papasakoti apie mūsų įmonę. Tai mes įsikūrėm 2014 metais, startavom Estijoje, Taline ir šiai dienai turime ofisus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Turim bendrai virš 100 darbuotojų, kurie dirba pas mus ir klientų turim virš 400, kurie patikėjo savo kompiuterinių darbo vietų priežiūrą mums. Taip pat mūsų pagrindinis partneris yra Microsoftas ir su tuo daugiausiai dirbam. To įrodymas yra tai, kad 7 kartus tapom Microsoft Partner of the Year, pelnėm šitą apdovanojimą ir šią vasarą. Tai tikrai, sakyčiau, įvertinimas ir iš Microsofto, kad mes einam ir fokusuojamės ties juo. Taigi, kuo mes daugiau užsiemam, tai čia matot išvardinta maždaug mūsų pagrindinės veiklos sritis. Tai sakyčiau, pagrindinis fokusas galbūt yra ta kompiuterinių darbo vietų priežiūra ir viskas, kas su tuo yra susiję. Tai darom darbuotojų mokymus, tame tarpe Microsoft 365, kibernetinio saugumo, nežinau, ten Outlook, Teams, jeigu reikia ir taip toliau. Turime atskirą skyrių, kuris specializuojasi SharePoint Online ir Power Apps konfiguracijose. Tai turime ir jau paruoštų sprendimų, tiek intraneto, tiek Power Apps aplikacijų, pavyzdžiui, kaip atostogų prašymą. Aplikacija, kuri yra paruošta ir iš principo galim įdiegti ten, nežinau, per keletą dienų ir jūs jau galite naudotis. Taip pat turim skyrių, kuris dirba su Power BI. Vadinasi, galime prijungti jūsų duomenis su Power BI, padarom pradinius dashboardus, apmokom naudotis jūs kaip naudotis, kaip ateityje, galbūt patiems tai pasidaryti. Tai galim šito klausimu padėti ir taip pat teikiam tiek serverių, tiek networko priežiūrą. Ir žinoma, aišku, viskas, kas susijęs su 365, tai įvairios migracijos, konfigūravimai Microsoft 365 saugumo įvairių politikų. Tai jeigu šitais klausimais, kada norėsite pasikalbėti, tai tikrai galite susisiekti, padiskutuosim. Tai perinam prie mūsų šios dienos temos, apie IT biudžetą. Susirinkome vis dėlto pasikalbėti. Tai kodėl svarbu sudaryti IT išlaidų biudžetą, tai yra iš principo užsitikrinti, kad investicijos ir verslo veikla ir taip lūkestis gaunamas iš verslo, jis būtų identiškas ar ne, sudaryti ilgalaikę viziją ir žinoti tą tokį roadmapą, kur mes norime įeiti. Taip pat finansams yra svarbu pinigų srautai susiplanuoti. Ir jeigu mes susidėliojam tinkamą strategiją, žinom žingsnius, ką mes darysime ateityje kelių metų bėgyje, mes iš tikrųjų, galbūt ne visiems darbuotojams tas yra aktualu, bet ypač vadovam tai yra aktualu. Tai sukuria iš tikrųjų saugumą, kad įmonės IT yra gerose rankose ir pasitikėjimas, toks saugumo jausmas yra tikrai susikūrimas. Ir aišku, jeigu mes žiūrime rimtai į įmonės IT, ar ne, tai yra ir
partnerių, klientų pasitikėjimas yra tikrai didesnis, bei planuojant į ateitį ir darant apgalvotus sprendimus yra iš tikrųjų priimami ir tvaresni sprendimai. Tai kaip tai viskas veikia, dažniausiai iš kliento pusės, tai yra vis dėlto žiūrime, koks yra poreikis ateina iš verslo ir tada bando IT tą poreikį patenkinti. Taip pat tikrai rekomenduoju kalbėtis su partneriais, kurie dirba IT srityje, nes patiems jums sekti visų naujovių, naujų produktų, kas išeina, koks naujas funkcionalumas ir taip toliau, yra tikrai sudėtinga, tačiau su partnerių pagalba galima, jiems rezumavus, galima tikrai išsiaiškinti, kokios yra galimybės ir taip yra daug lengviau planuotis. Jeigu mes net nežinom apie kažkokią funkcionalumą, kuris galbūt mums būtų naudingas, tai mes negalėsime tos planuoti. Tai čia yra toks labai paprastas dalykas. Taip įsigilinti tiek į, sakykime, pačio verslo, tiek ir kiekvieno padalinio, jūsų verslo padalinio poreikio, koks yra žmonių dirbančių tose padaliniuose poreikis ir aišku, sustyguoti tai, pasižiūrėti, kokios yra iš viso įmonės galimybės. Jeigu poreikis yra didelis, bet galimybė ar tų finansinių išteklių nėra baisiai daug, tai faktas, kad mes turime mažinti poreikius. Žinoma, aišku, mes galime daug ko planuoti, bet situacija pasaulyje kartais labai greitai keičiasi, tai puikiai čia prisimenama COVID laikus, kai įmonės, kurios neturėjo nusimačiusios perėti, pavyzdžiui, prie nuotolinio darbo, neturėjo ten Teams'us susidiegusios ir taip toliau, iš tikrųjų susidūrė, bent jau pačioje pradžioje, ir buvo toks iššūkis, ir tuomet ir priemonės brangiau kainavo, turiu galvoje, tarkim, kameras susipirkti, ar ten nešiojamus kompiuterius ir taip toliau. Tai yra, iš principo, reikėtų tikrai daug tokių visokių situacijų apgalvoti. Tai aišku, paskutiniai dalykai, tai visi karas, infliacijos ir taip toliau, juos koreguoja, turėtų koreguoti mūsų biudžetą, tai prie to reikia stebėti ir prisitaikyti ir analizuoti tą mūsų biudžetą. Tai kaip iš mūsų pusės viskas veikia ir kaip mes, sakykime, padedam savo klientams biudžetuotis, tai yra, iš kur įsigilinam į kliento verslą, įsigilinam, kokie yra poreikiai, kokios yra galimybės ir tada, iš kur parenkam tą geriausią sprendimą, kadangi mes susiduriam tikrai, kaip jau buvau minėjęs, su ganėtinai didelio skaičių klientų, tai aišku, mes galim jau išvelgti kažkokias tendencijas, pasinaudoti kitų mūsų klientų patirtimi, nes iššūkiai plius minus įmonėms yra, sakyčiau, panašus, ypač jeigu dirba įmonės toje pačioje srityje, tai mes galim tikrai padėti ir pakonsultuoti ir pasimti mūsų klientų pavyzdžius ir pasakyti, kaip viena ar kita įmonė tai pasidarė, kaip įsprendė, kokie galbūt pliusai minusai viso to. Ir čianais irgi yra svarbu, kad mes mėgstame planuoti visiems, tarkim, kitiems metams, tokį kaip, jeigu išsireikšti galima, roadmapą nusipiešti. Koks yra tikslas? Kaip pavyzdys, galiu pasakyti taip, įmonėje tikslas yra metų pabaigoje susidiegti Intune. Intune'as yra mobiliųjų įrenginių, kompiuterio valdymo skirta programa, Microsoft'o. Tai yra keli variantai, kaip tai galima pasidaryti. Tai galima iš karto paimti didelį projektą, jį pradėti ir pabaigti. Tai įprastai ten apie mėnesį 2 laiko užtrunka, jeigu taip normaliai fokusuojantis dirbant. Bet galima pasiplanuoti žingsnius ir pasidėlioti išskaidyti tuos žingsnius į 12 mėnesių. Tai yra po truputį diegti
produktą, ne? Tai kas gaunasi, tai metų gale tiek vienu, tiek kitu atveju jūs turėsite susidėję Gentiūną. Tiesiog pirmu atveju, kai yra daromas projektas, tai reikalauja iš karto pradinio, sakyčiau, didesnių investicijų, ne? Kai mes suskaidom darbus į 12 mėnesių, mes gauname, tarkim, nežinau, mėnesinę pakankamai adekvatų mokestį ir darbai juda, daug pinigų neišleidžiam, tai manau, kad finansai yra super patenkinti, kai yra tas cash flow, ne, tas pinigų judėjimas išdėstytas per metus laiko. Kurioje biudžeto eilutėje šiandien yra IT išlaidos, tai sakyčiau, kad galbūt nėra, nes IT yra visų departamento eilutėse po truputį, ne, ir kiekvieno departamento iš principo poreikiai yra skirtingi. Tai rinkodaros skyrius galbūt ten, nežinau, socialiniai žiniasklaidai, rinkodaros priemonėms, ten visokiems appsams reikalauja ir noras turėti. Tai personalo skyrius turbūt skiria daugiau dėmesio būtent darbuotojams, ne? Tai tas pats intranetas įmonės yra svarbu, darbuotojų darbų priemonių gerinimas, Power App sprendimai, kurie sumažina tą popierizmą, vadinkim, tas pats atostogų prašymų, neskaitmenizavimas, ten išlaidų kompensacijų skaitmenizavimas ir taip toliau. Tai yra tų sprendimų, kurie susiję su patogumu. Finansai, aišku, visą laiką domisi kaip galima greičiau ir kokybiškiau ir geresnės ataskaitas susijusios pamatyti. Tai kiekvienas iš tikrųjų departamentas žiūri kaip ir savo naudos. Ne? IT skyrius, aišku, čia yra galbūt daugiau rūpinasi bendra įmonės, kaip sakyti, saugumu, bendra infrastruktūra. Pardavimai, aišku, nori patogesnių sprendimų pardavimų komandai, ten, nežinau, CRM-as geresnis, patogesnis, dar įvairūs kiti įrankiai, kurie taip pat, tai yra IT išlaidos ir negali būti tik tai IT skyrius už tai atsakingas, nes tikrai poreikis ateina iš visų. Į ką mes matom, kad reikėtų kitais metais turbūt investuoti, tai aišku yra saugumas. Ir nors ta tema atrodo jau kaip ir populiari, yra, bet vis tiek nebus per daug čia investicijų, nes tiek įvairūs hakeriai ir įvairūs apgavysčių schemos protingėja, tai atitinkamai mes turim irgi nenustoti ir pastoviai tą saugumo didinimą investuoti. Matom, kad iš tikrųjų tas automatizavimas ir Microsoftas tikrai turi gerų sprendimų, kaip pavyzdžiui Power Apps, kur mes galime tikrai padaryti tokius procesus sklandesnius, ypač jeigu tai yra kažkokia daug rankinio darbo, tai automatizuoti ir ypač su Microsoft sprendimais pasidarė daug paprasčiau ir daug pigiau iš tikrųjų. Tai kitas dalykas, aišku, yra duomenų analitika, tai reiktų nepamiršti, kad Power BI jau tikrai yra visiems prieinamas produktas, galbūt tiek iš finansinės pusės, tiek iš vartotojų patogumo, nes ten nereikia baisiai daug kompetencijos, sakykime, taip turėti, kad perskaitytumėt ataskaitas, tai čia turėtumėt irgi į tą pusę eiti. Aišku, debesijos paslaugų diegimas ir jų vis didesnis naudojimas. Manom, kad reikėtų standartiniu atveju nusimatyti maždaug 10% IT biudžeto augimą kasmet, nes tas poreikis iš vartotojų visą laiką aišku auga. Ir kitas dalykas, jeigu naudojat tą patį Microsoft 365, tai reikia atkreipti irgi dėmesį, kad turbūt jau vasario mėnesį baigsis tas laikas, kada naudojatės šiek tiek mažesnėmis kainomis ir tas bus pabrangimas jausis, tai čia automatu iš karto šiek tiek tų išlaidų padaugės, bet
ir nepamiršti ten kitų su Microsoft susijusių apribojimų, ypač jeigu turi daugiau negu 300 darbuotojų, tai nepamiršti to fakto, kad dabar jau Microsoftas oficialiai yra išleidęs tokį kaip paaiškinimą, licenzijų taisyklę, kad įmonės aplinkoje, tame vadiname Microsoft 365 tenante, negali būti daugiau kaip 300 business licenzijų. Nes anksčiau buvo galima turėti, tarkim, 300 business basic licenzijų, 300 business standartų, ar ne, ir tai buvo leidžiama. Dabar jau Microsoftas patikslino, kad bendrai įmonė gali turėti tik 300 business tipo licenzijų per aplinką. Office 365 tenantą. Vadinasi, maksimaliai, kaip pavyzdys, gali turėti 150 business basic ir 150 business standarto ir jau pasiekė tą 300 licenzijų limitą. Ir tai čianais tiesiog reikėtų pasižiūrėti, pasianalizuoti, yra įvairių kito tipo licenzijų, kurių jau skaičius nėra apribojamas, tai jeigu būtų įdomu, gali susisiekti, galėsim papasakoti plačiau. Aišku, tvarumas irgi yra svarbu, ne, tai tikrai siūlau mažinti spausdinamų dokumentų kiekį, nes galime tikrai daug ką skaitmenizuoti su to pačiu Power Apps sprendimu, kalbu. Vėlgi, įvertinti turimų kompiuterių būklę. Jeigu dar galima naudotis, tai padidinti tą eksploatavimo trukmę, ko mes labiau padidinam, to mes esam tvaresni. Ir jeigu jau keičiam, tai atiduoti, perdirbti kompiuterius bei kitą IT įrangą. Ir žinoma, low-code, no-code sprendimai, tai vėlgi, kalbu apie Power Apps pavyzdžiui, jisai iš tikrųjų prisideda tuo, kad anksčiau tos pačias aplikacijas pasidaryti, ką dabar galima su Power Apps, tai užtrunka labai trumpą laiką, nereikia turėti didelės development komandos už nugarėje ir tikrai galima greitai padaryti tą patį darbą, kai anksčiau ten užtrukdavo keliais mėnesiais, mes čia galim per savaitę padaryti aplikaciją. CapEx ir OpEx, tai čia turbūt neišsiplėsiu, bet tiesiog CapEx yra, kai jūs nusiperkat, tarkim, serverius nusiperkat ir pasidedat pas save. OpEx'as būtų, jeigu jūs tos pačias virtualias mašinas kurtumėtės Azure arba, pavyzdžiui, primint cloud'e, tai būtų tiesiog lankstumas. Ir renkantis, kokį sprendimą rinktis, iš tikrųjų reikėtų jo pasiskaičiuoti tas trumpum laiku, kokia bus investicija. Tai su OpEx'u mes galim daug lankščiau visą tai pasižiūrėti. Ir čia dažnai matom, kad įmonės, tarkim, įsigijusios serverius prisiriša prie tam tikro sprendimo, nes investicijos buvo padarytas, kad ir prieš porą metų, bet verslas keičiasi, reikia naujų sprendimų. Čia kaip pavyzdys, puikus būtų COVID laikotarpis, kai įmonė planavo, kad viskas bus pas juos in-house, tas pats exchange'as, viskas tik taip pas viduje, atėjo COVID'as, reikėjo dirbti iš namų, reikėjo Teams'ų, reikėjo to tokio lankstumo. Tai kas įvyko, turėjo įmonė imtis ten Microsoft 365 licenzijas ir ta investicija, kurią jie padarė Exchange on-premise, iš principo tapo nebereikalinga, nes jie taip ar taip perėjo prie 365. Tai tas toksai to lankstumą reikia įsivertinti. Ir kartais atrodo, kad protingiau pasiskaičiavus, tarkim, 5 metų laikotarpį yra kaip ir įsigyti įrangą, bet reikia įvertinti ir būtent verslo pokyčių riziką. Jeigu reikės kito sprendimo, tas esamas nebetiks, ką tada tokiu atveju daryti ir panašiai. Tai čia šitoje vietoje mes su klientais diskutuodami apie poreikį visada
pateikėm kelis variantus ir kad iš principo būtų galima nuspręsti, kuris jums yra teisingas. Ir dabar perėsiu prie galbūt tokios labiau praktinės dalies, bet čia yra skirta daugiau SMB lygio klientams ir tai yra tokia kaip standartinė mūsų rekomendacija, tai kiekvienu atveju vėlgi reikėtų žiūrėti atskirai, todėl mes ir su klientai savo analizuojame kiekvieną atvejį, bet čionais yra toks apibendrintas pavyzdys, į ką reikėtų galbūt pasižiūrėti, galvojant, ką čia susibiudžetuoti kitiem metam, tai gal tiesiog praeinam pro mūsų rekomendacijas. Jeigu bus klausimų, yra visada, gali dabar klausti, yra questions and answers skiltis Teams Live evente, ten galite palikti klausimą. Jeigu dabar klausimų nebus, bet norėsit padiskutuoti vienu ar kitu klausimu vėliau, tai visada galite susisiekti su mumis ir padiskutuosim. Tai pradžiai kompiuterinės darbo vietos ir patys telefonai, Tai mūsų rekomenduojamas tas kompiuterio gyvavimo ciklas turėtų būti 5 metai. Aišku, patys kompiuteriai verslo klasės, pro būtinai, dar pasitaiko, kad dėl pigumo įmonės nusiperka kartais homus, kas kaip ir nėra gal ir blogai, jeigu ten nėra Active Directory, ar tai yra kelių žmonių įmonė, bet vėlgi įmonė auga, keičiasi poreikis, reikia pridėti prie Active Directory, valdyti įrenginius, matom, kad tada home nebetinka ir reikia pirkti iš naujo Windows Pro. Tai čia yra puikus pavyzdys to tokio ilgalaikio planavimo net ir mažų įmonių, kalbant apie mažas įmonės. Grįžtant apie kompiuterius, tai turėtų būti bent jau 16 ramų ir i5 procesorius. Visada rekomenduojam pirkti Dell arba Lenovo, taip pat Mac'os ir būtinai turėti kažkokią aplikaciją inventorizuoti jūsų turimus kompiuterius. Tai mes, tarkim, naudojam Manage Engine ir galime daryti update'us, galime monitorinti mūsų turimus device'us ir taip tikslingiau planuotis atnaujinimo poreikį. Kompiuterių priedai, tai aišku, monitoriai, patartina turėti žmogui suplanuoti po 2 monitorius, kad vieną jis galėtų parsinešti į namus ir ten dirbti per nuotolį. Aišku, klaviatūra, pelė, kamera ir ausinės must ir taip mes padengiam iš principo darbo vietą iš hardvaro. Perinant prie aplikacijų, tai vėlgi manom, kad tikslingiausia yra turėti vis dėlto prenumeratą, nepirkti Home and Business pakuotės, nes yra su Microsoft 365 jūs visada gaunat naujausią versiją, pas visus tos versijos bus visada vienodos, tai toks patogumas ir iš administravimo pusės ir jeigu, sakykime, norime, kad darbuotojai kuo labiau išnaudotų, Word, Excel ir taip toliau, mes rengsime mokymus. Kai rengsime mokymus, yra svarbu, kad visi turėtų vienodą versiją, tas pats mygtukas būtų pas visus toj pačioje vietoje, tada mūsų mokymai bus daug paprastesni, darbuotojai supras, kai yra skirtingos versijos, prasideda, kad pas mane čia tas mėlynas mygtukas, o ne žalias, kodėl taip yra ir taip toliau. Tai toks bereikalingas vartotojams papildomas problema. Taip, Kalbant apie pačius Windows operacinę sistemą, tai vėlgi turbūt dar ne pas visus yra Windows 11, tai susiplanuoti atnaujinimą, roadmapą, pasižiūrim, kiek turi dar Windows 10, kad kitų metų pabaigoje visi būtų su Windows 11, mes žinom, kiek per mėnesį mes turim atsinaujinti ir taip toliau. Aišku, dėl saugumo jau neberekomenduojam Windows 7 naudoti, nes vėlgi yra saugumo spraga, jeigu
turit kažkokius ten, nežinau, legacy, taip vadinamus kompiuterius su sistemų kažkokiom, kur privaloma Windows 7, tai tada jį tą kompiuterį reikėtų izoliuoti ir netam pačiam tinkle bent jau naudoti. Tai kompiuterių atnaujinimams ir update'ams sekti, tai rekomenduojam turėti kažkokį dedikuotą softą. Tai mes, pavyzdžiui, naudojam Manage Engine ir naudojam Intune. Tai čia iš principo turint, tarkim, pavyzdžiui, Business Premium licenciją, tai jau nebekyla klausimo, nes iš karto galite naudoti Intune, jeigu turit, nežinau, standart ir basic, tai pasižiūrėti, koks įrankis jums yra patogesnis, primtinesnis, pastrateguoti ir susikurti tą viziją, link kur norite eiti ir pagal tai pasirinkti įrankį. Tada užtikrinti tą centralizuotą kompiuterių politiką, kad, aišku, kompiuteriai būtų valdomi, tada būtent M365, kad būtų dvigubas autentifikavimas, įjungti BitLocker, FileVault, aišku, ten My Documents desktop sinchronizavimas į OneDrive, turint backupą. Toliau, aišku, antivirusinę pasirūpinti, nes Microsoftas turi puikią Defender for Business, kuri eina į 365. Jeigu neturit Business Premium, tada reikėtų pasižiūrėti, kas jums labiau apsimoka, ar pereiti prie Business Premium ar pirkti, sakykime, trečiųjų gamintojų, nežinau, Assetas, Bitdefenderis, kitos įvairios populiarios antivirusinės. Čia tiesiog reikia apgalvoti, apžiūrėti, aišku, susižiūrėti, kiek turite susidiegę kitų gamintojų, ten Adobe, AutoCAD. Čianais irgi nepamiršti, kad keičiasi licencijavimas ganėtinai dažnai, ypač, tarkim, paties AutoCAD. Šiek tiek padirbėti su partneriais, kurie tuo užsiema, ar kas galėtų pakonsultuoti, išsiaiškinti tą, pasižiūrėti, koks yra poreikis realus ir pasižiūrėti iš licencijavimo pusės, kokio tipo, kokį rinkinį reikėtų pasimti. Taip iš kur galima tikrai sutaupyti. Tai prisimenu tikrai ne vieną atvejį, kai, tarkim, įmonės pirkdavo ten tą patį Adobe Creative Cloud Suite, o tenais reikėdavo tik Photoshop'o jiems. Tai galima pirkti tik Photoshop ir tai ten 3 kartus sutaupyti. Tai šitoje vietoje tikrai yra galimi tie optimizavimai ir darant biudžetavimas tikrai yra puikus metas susižiūrėti tą dabartinę situaciją. Ir nepamiršti telefonų, nepamiršti, kad jie taip pat turi būti prižiūrimi, turi būti atnaujinami, įmonė turi juos kontroliuoti, tai vėlgi Intune'as tam dalykui turbūt yra geriausias sprendimas. Jeigu naudojat Microsoft 365 bent jau nežinau, ten Exchange, tai tikrai galima svarstyti, nesipirkti kažkokių trečiųjų šalių, bet pasimti geriau Microsoft 365 sprendimus. Ir atvirkščiai, jeigu, tarkim, naudojatės galbūt Google sprendimais ir kaip ir esat patenkinti ar ne, tai turbūt vertėtų pasižiūrėti, su kuo geriausiai Google sprendimai veikia, kokie yra sprendimai skirti. Tai, kalbant apie Microsoft 365, tai vėlgi pasikartosiu, licencijų kaina turėtų kilti, turbūt praktiškai visi yra vienokį ir kitų būdų užsišaldę kainas iki vasario pabaigos, nes nuo praeitų metų kovo kilo ar ne, tai čianais atkreipti dėmesį, nepamiršti, kad kainos kils, išanalizuoti tas licencijas, kurias dabar šiuo metu naudojate. Yra neblogas įrankis, kurį Microsoftas duoda visiems, yra ant Power BI, yra Microsoft 365 usage, kur pas Microsoft, ten jums nieko daryti iš principo nereikia, tiesiog įsijungiat ir jums pateikia statistiką,
kiek kokių turit licenzijų, kiek iš jų iš tikrųjų išnaudojate. Ir čia ypač galioja toms įmonėms, kurios turi aukštesnio tipo licenzijas. Jeigu turit naudojat Business Basic'ą, turbūt jau čia optimizuoti nelabai yra, bet tarkim, jeigu naudojat, nežinau, tą patį business standartą jau, o tarkim, ne visi darbuotojai yra susidėję Office paketą, jau yra vietos optimizavimui, ypač jeigu naudojat Microsoft 365, E3, E5 planus, tą patį netgi ir Business Premium licenciją, jeigu naudojat, tikrai verta pasidaryti šitą pratimą ir pasižiūrėti, ar tinkamai šiuo metu bent jau išnaudojat turimas licencijas, jeigu ne, tai tada jas optimizuoti. Vėlgi nusimatyti, kad saugumas turėtų būti įmonės prioritetas, tai yra tikrai turėtų būti planas perėti prie iš basic standarto, tarkim, į Business Premium arba į kitas aukštesnio lygio licencijas, kurios suteiktų daugiau security dalykų. Tai šitą reikia nusimatyti ir kadangi Microsoftas pakeitė tą kainodarą Microsoft 365 licencijų, tai reikėtų pasižiūrėti metinės ir mėnesinės licencijos, kokiu santykiu galbūt, kadangi galima miksuoti, kokiu santykiu turbūt reikėtų pasimti, pasižiūrėti į ekonominės prognozes, į verslo planus kitiem metam, ar įmonė augs ar ne. Jeigu įmonė neaugs ir galbūt yra šansas, kad netgi bus optimizuojama visi procesai ir tokiu būdu sumažės darbuotojų, tai faktas, kad mes tada turėtume pasimti metinių licencijų ne visą kiekį, o tarkim, nežinau, ten 70, 50 galbūt procentų, o visą kitą pirkti mėnesinės licencijas, kad mes visada turėtume galimybę sumažinti. Taip, mėnesinės licencijos bus brangesnės ant 20 procentų, bet jeigu mums po kelių mėnesių tų licencijų net nebereikės, o tikrai yra tokių atvejų, kai mes pasiemam šiek tiek ir daugiau net su atsarga, nes maža ką, tai šiais laikais to nereikėtų daryti, reikėtų, sakyčiau, galbūt, jeigu yra sveikas verslas ir verslas planuoja sveiką rotaciją, tai sakykime, taip 70 procentų metinių ir 30 procentų mėnesinių licencijų turėtų būti. 30 procentų yra tam, kad mes galėtume keisti jas ir reikalui esant atsisakyti, arba jeigu reikės prisidėti tų licencijų, mes visada galim tas mėnesinės nunaikinti, nežinau, po kelių mėnesių, kai matysim, kad jau yra stabilu ir įmonė dabar planuoja tik tai augti, tai mes galime jas konvertuoti į metinės ir problema išspręsta. Taip, pasirūpinti papildomais security dalykais, tai Defender for Office 365, net ir neimant Microsoft 365 Premium, yra galima kaip standalone add-oną nusipirkti ir jau mes turim safe linkus. Pasižiūrėti SharePoint'ą intranetą, ar viskas yra tvarkoje čionais. Daug dar įmonių neišnaudoja SharePoint'o, tai turbūt rekomendacija vis dėlto pasiplanuoti tą perėjimą bent jau kitiem metam ir jo, susiplanuoti bent jau kaip darbą. Tai nebus daug išlaidų, jeigu naudoja 365, tik tais reikalaus šiek tiek papildomo resursų iš IT, tiek ir iš paprastų įmonės darbuotojų, kadangi reikės perkelti dokumentus, galbūt išanalizuoti, kas ten per dokumentai ir taip toliau. Tai Power Appsai, verslo analitika, tai čia vėl pasižiūrėti, koks yra poreikis, pasikalbėti su mumis ar su kitais partneriais, kurie to užsiema, pasiaiškinti, pasižiūrėti, kas yra nauja, galbūt tai galit pritaikyti pas save, apie tai reikia galvoti ir bent kartą į metus pasižiūrėti vis dėlto, kas tai yra, kokių naujų dalykų ten yra ir galbūt tai tikrai padės verslui. Reikėtų susikonfigūruoti tą single sign-oną, kad prie cloudinių SaaS aplikacijų jūs galėtumėte jungti su savo 365 accountu.
tai pagerinat ir saugumą iš įmonės pusės ir tai pagerinat darbuotojams, palengvinant jų kasdieną rūpestį, tenais prisiminti tos skirtingus slaptažodžius, ne, tai tas single sign-onas tikrai labai padeda. Elektroninių parašų valdymas turėtų įmonės valdyti, neleisti kiekvienam ten savo nuožiūrą, pridėti, nepridėti parašą, bet turėtų būti kažkoks sprendimas. Tai vienas iš variantų, tarkim, yra tas pats Exclaimer, tai yra aplikacija papildoma, kuri suteikia galimybės centralizuoti valdyti tuos parašus, keisti paveikslėlius, tai ypač tas labai patinka marketingu, nes tai yra nemokamas kanalas, kaip mes galime kažkokius naujus savo produktus, naujus eventus reklamuotis ir taip toliau. Duomenų apsauga, tai vėlgi yra peržiūrėti, ar mes viską esam tikrai pasidarę, yra secure score'as, kurį galima įvertinti ir pasižiūrėti, tai Microsoftas yra susidėliojęs netgi žingsnius, ką mes turėtume pasidaryti, tai prisijungia prie Microsoft 365, tikrai galite išanalizuoti. Minimumas, sakyčiau, tai turėtų būti ten bent pusę taškų turėtume surinkti iš rekomendacijų ir tikrai kartais nereikalauja daug papildomų licenzijų, yra ten netgi licenzija, kuri kainuoja ten porą eurų ir jinai atneša jums tikrai daug naudos ir įgalina naudoti tos security paketus įvairius ir tikrai galima pasididinti saugumo balą, neišleidžiant labai daug papildomų pinigų. Tai čia atskirai galima padiskutuoti, jeigu bus įdomu, galit kreiptis, papasakosiu šiek tiek plačiau. Nepamiršti, nueiti į mxtoolbox.com, įvesti savo visus turimus domenus ir pasižiūrėti, labai rastai, ar visur dega žalia spalva. Jeigu kažkur nedega žalia spalva, tai susitvarkyti degimus, demarkus, SPF įrašus, ar ne. Tikrai nedidelis darbas. Jeigu nežinot, kaip tai padaryti, kreipkitės, padėsim, sutvarkysim. Nėra sudėtinga, bet reikia padaryti ir nepamiršti visų savo turimų domenų tai padaryti, nes tai yra per domeną. Kalbant apie tinklą, tai aišku, prieiga prie interneto, tai turėtų būti 2 provideriai, negalim pasitikėti vienu, net ir ten, kur labai patikimai atrodo, bet visko būna, kabeliai būna nukertami ir taip toliau, tai turėtų būti visą laiką planas B, kad darbas įmonėje nesustotų, firewallą pasižiūrėti, ar ne, ar jis yra naujos kartos, ar jau reikėtų atsinaujinti, pasižiūrėti įvairias politikas, galbūt jeigu firewallas jau atitarnavo savo, o naują pirkti kaip ir nėra numatyta kitamet, nėra tų papildomų pinigų, galbūt galima kaip paslaugą pasimti, tai pavyzdžiui, mes irgi nuomom kas mėnesį jum firewallą ir jo, iš principo galit turėti tokį kaip leasingą, sakykime, ne, tai čianais reikia tiesiog įsivertinti. Aišku, jo, VPN sprendimas, kad būtų su single sign-onu, vėlgi switchai turėtų būti visi valdomi, access pointai, ne, kad mes turėtume kontrolę, radiusą susikonfigūruoti. Tai, ja, visus šitos dalykus reikėtų pasidaryti. Kalbant apie serverius, tai vėlgi dar kartą pasižiūrėti, ne, kur mes saugom duomenis, kiek tai mums yra kritinė, nekritinė informacija. Jeigu tai yra kaip archyvas, galbūt mes ir galim pas save saugot. Jeigu tai yra bizniui labai svarbi sistema, turbūt norint geresnio jos patikimumo būtų verta galvoti apie iškėlimą. Siūlom kelti į mūsų duomenų centrą arba, nežinau, į Microsoft Azure, priklauso nuo jūsų poreikio. Visą laiką skaičiuojam ir lyginam pliusus minusus. Tai jo, nepamiršti, kad
serveriai fiziniai turėtų būti apie 5-7 metai gyvavimo laikas, pasižiūrėti garantijos, ar pratęsimą, ar viskas yra įmanomas. Galbūt vėlgi tos pačius serverius reikia atsinaujinti, galbūt kažką jau galima iškelti į public cloudą. Tai čia irgi mes padedam klientam, išanalizuojam, papasakojam, kaip geriausia iš čia išjudėti. Tai vėlgi, nepamiršti, kad kalbant apie programinę įrangą, kad Windows Server 19 end of life jau bus sausio 9. Tai čia irgi pagalvoti apie atsinaujinimą, apie naujos versijos pirkimą arba nuomą. Kalbant apie Windows operacinę sistemą, čia mes, jeigu reikėtų konsultacijos, o kaip čia kokie yra variantai, tai vėlgi kreipkitės, padėsim ir pakonsultuosim. Antivirusinė, nepamiršti, kad yra galimybė, kas iš tikrųjų fainiai yra iš Microsoft pusės, kad jeigu netgi turi Microsoft Defender for Server, yra specialios papildomos licenzijos eina, bet iš principo mes viską matom toj pačioje konsolėje. Tai labai patogus sprendimas, vėlgi NASA turbūt, nežinau, turbūt tik tai labai skaitinai atvejais apsimoka turėti pas save ir siūlom tikrai visus dokus perkelti į SharePoint'ą, kur būtų failų versijavimas ir taip toliau. Susitikrinti, ar jie vis dar veikia, ar jie tik tai dėl gražumo stovi. Active Directory, pasižiūrėti versiją, ar galbūt reikia atnaujinti, galbūt neverta atnaujinti ir galbūt verta perėti, pavyzdžiui, prie Intune ir prie Azure Active Directory variantą, ar atsisakyti Active Directory. Tai vėl vienas iš variantų. Tai kalbant apie atsarginės kopijas, tai žinoma, nepamiršti Microsoft 365, jeigu ganėtinai stipriai naudojat Microsoft 365, tai SharePoint'ą, OneDrive'ą, Teams'us, tai jau verta apsvarstyti. Mes naudojam Vimą, mūsų manymu tai yra vienas iš geriausių šiai dienai rinkoje sprendimo. Jo kaina nėra baisiai didelė, ten €1,5 per vartotoją per mėnesį, plus storage'as skaičiavimas atskirai, tai tikrai nebrangus, žodžiu, dalykas, apsidraudimas, turėti atsarginę kopiją, lygiai taip pat ir serverio iškelti iš jūsų serverinės į nutolusį tašką, čia yra must dalykas, ir nes visko būna, tai čia irgi galim pakonsultuoti, kokio tipo licenzijas, kiek kainuos, žodžiu, viską šitą vietą padėti. Kalbant apie informacinės sistemas, aišku, pasižiūrėti, kokių naujų features reikės, kiek galbūt licenzijos keičiasi, ar reikės kažkokius spec device'ų tam ir taip toliau. Galbūt turit in-house žmogų, kuris developina vieną ar kitą sistemą, tarkim, pavyzdžiui, SharePoint'ą, kad ir būna turi, bet, tarkim, to darbo nėra baisiai daug, tai gal labiau apsimoka outsourcinti tą darbą, ir, sakykime, samdyti išorės kompaniją, kuri galės to klausimui padėti. Ir aišku, darytis auditą, pasižiūrėti tęstinumus ir taip toliau. Kalbant apie meeting roomus, tai vėlgi pasižiūrėti, kokią turit įrangą, yra tikrai neblogų, ganėtinai prieinamų sprendimų iš Lenovo, Jabros ir Logitecho, tai čia irgi galėtume pakonsultuoti, pagelbėti, išsirenkant sprendimą ir jį sukonfigūruojant jums. Ir apie meeting roomus taip labai dar patogu yra būtent susitikimo salių valdymo sprendimas, tai čia irgi galėtume padėti. Ir aišku, pasižiūrėti, kaip jau kalbėjau, mokymai, tai mokymų niekada nebus per daug ir, sakyčiau, kiekvienais metais turėtų būti bent jau kartoti kibernetinio saugumo mokymus, ten Microsoft 365,
mokymus, ir įvairių Teams, tų pačių ir taip toliau. Tai va, tai šiai dienai turbūt tiek. Jeigu turėsite klausimų, kreipkitės, galėsim padiskutuoti. Klausimų, matau, dabar neparašėt, tai dar turit keletą minučių, jeigu kilo kažkas. Yra question and answers skiltis, tai galit palikti klausimą. O taip, tai ką, ačiū už jūsų laiką ir iki pasimatymo kitose mūsų organizuojamuose seminaruose. Sėkmės, viso gero.